degtinė turi būti tik tai pačios geriausios kokybės. Tuo atveju teks gailėtis, nors čia yra legendiniai Antano batai, kuriuos jis man padovanoja. Tačiau ir jie net laiko. Aš jau įsidulkinau. Akmenis cementų fabrike taip manau, tokiom sąlygom nedirba kaip mes. Čia faktiškai uždarytų tokį fabriką, o mes dirbam. Krapštomės dabar dar iš akių ir iš nosies cementą. Ne, uždulkėjo žiauriai, šiaip žiauriai uždulkėjo, bet problema yra mūsų. Matai, čia viskas pasiekmes yra. Po virtimo, aišku, kėbulas nebesandarus, mūsų kabina nebesandari. Visur plyšiai tokie, kad ranką gali kišti. Nu vis tiek susikraipęs kardas. Tai va, bandysim rytoj šitą su skotšu klijuoti, nes varo, bet sako, rytoj nebus dulkių, rytoj smėlį. Nes tik įvažiuoja į fešfešą ir iš karto viduj sukūrėjai tiesiog dulkių ir mes nieko nebematom, mes vienas kito nematom. Net priekį, aš per stiklą jau nematau, viduj tiek dulkių būna. Tai vat mūsų išdulkino konkrečiai šiandien, bet nu ką, smagi patirtis, senai aš nebuvau taip startavęs, paskutinis, šiandien jau mes net buvom 1,5 valandos po paskutinio automobilio startavom. Tai jausmas toks, žinai, nikokas, viskas išmalta, nu bet po truputį, va, kopiam, ropštėmės. Kaista variklis mažiau, bet vis tiek kaista reiškia reikia ir antrą galvą numinėti. Antrą tarpinį irgi bus prapusta. Tik tiek, kad dabar mes žymiai didesnį atstumą galim nuvažiuoti. Vakar mes turėdom beveik 10 kg stoti ir susipilti ten kažkiek litrų vandens ir norint sistemą. Šiandien mes, nu, sakysim, vidurkis gautųsi gal kas 50 km turim stoti, bet rytoj bus kopos. Tai jeigu mes rytoj išgyvensim, tada jau yra didelė tikimybė, kad nu, gal mes ir finišuosim šitą Dakarą. Bet rytoj turim išgyventi, nes variklis kaista. Tai va čia va yra. O dabar mašina bus pilnai pakrauta. Rytoj yra sunkiausias greičio ruožas, ilgiausias ir sunkiausias. Mašina yra neaptarnauta. Mes patys kiek galėjom pasikrapštėm, pasižiūrėjom. Tai, nu, žodžiu, ir svarbiausia tas skaitimas, žinai. Visa kita būtų dzin, galėtum puslėkti, bet, žinai, nu, kai kaista, tai jau turi vis tiek, mes visai kitokiam apsukom važiuojam, kitoks greitis. Važiuojam tik dabar, kada važiuoti iš tikrųjų. Mums reikia būtinai rytoj pasiekti bivaką, kad vakare galėtų vėl mechanikai perinkti kitą variklio dalį, tai yra kitą galvą, pakelti, pakeisti, nes panašu, kad problema labai pagerėjo, ta prasme, sprendimai, bet problema neįsisprendė 100%. Nu, ta prasme, vis tiek variklis turi dvi galvas, reikia abidvi įminėti. Tai va, nežinau, ką tu pridursi. Aš kaip ir nebešneku jau antrą dieną su Antanu.
Nes pas mus interkomas nulūžęs ir tam net neturim laiko, kada susitvarkyti. Tai... rytoj ryte bandysim. Gestų kalbas, Antanu, bendrauja paskutinės 2 dienas. Šitaip, taip, jis pirštų rodo. Man liūdna sėdėt mašinai, bet taip liūdna nebuvo. Pas manim visai nesišneka, akinių sulaužė. Čia irgi standartinė istorija. Bet šiaip viskas gerai.